Labas. Muscles, Alvyds, svarbus pranešėms. Ir iš neeilinis veitas matot. Bet jau karpė tai jau pabėgs. Reiškia, jūs galit matyti dabar tiesiogiai ein per kamerą. Ir garsą, ir vaizdą, ir tuo pačiu dar darau vaizdą įrašą. Reiškia, labai svarbi, sakyčiau, informacija, tai, kuriam aš esu įdomus, masal visi veikla įdomi ir taip toliau. Ir būtina tų video perklausyti iki gal, nesuprasit, kuo aš esu galvojęs, kuo aš čia konstruoju, nes po to jūs kažrodys nesuprasit, kas čia kaip vyks, viskas makaluojas ir taip toliau. Vien žodžiu, kadangi jums įdomu ir kuo aš darau, susidomėjimas į didžiulis, tai nusprendžiau paleisti dar 2 kameras tiesiogiai transliacijai. Tai viena kamera, ką jūs va čia galit matyti, tai ir pas mane aptvarė čia ir prūds, netaip mažas, pakankama ir tos veitas. Ir čia va, ir karpių, aišku, lina į paviršinę pakils, dumblins sundu, apačių niek negalit matyti. Tai ir viena kamera. Per to kamerą jūs galit matyti, reiškia, tiesiogiai, kada įeina dabar, kur esat jau vis laikas jau žiūrit, į to kamerą, kuri ir, reiškia, tiesiogiai transliacija iš karjerų po vandeniu, tai galit paėti žemiau YouTube'ai ir jį paspauskit daugiau, į ten išmės dar 2 nuorodas. Tai viena nuoroda bus va čia, o kita nuoroda jau matysit ir, reiškia, nauja vėl kamera, transliacija iš žvėris. Aš manau, kad įdomu bus visiems tik pasižiūrėti žvėris, ypatinga šio laikotarpį ir dabar tai tęsės čiut ne 3 mėnesius. Tai kas ir? Jau roja ein, iš tikrųjų elnių roja, pas mane aptvari ir elnių. Anų nėra daug patinų, bet garsų turėtum girdėti. Jis labai įdomią baubą. Žiūriu, kiti net ekskursijas organizavau į mišką, kad galėtum išgirsti, ką pelnė baubą. Tai kad jums nereikėtum važiuoti kažkur į mišką ir taip toliau, gal ne visi turit, tai aš jums suteikiu toj galimybę vienu žodžiu klausytis. Toliau, reiškia, spalis, lapkritis prasideda Danielių. Danielių pas mane pakankama patinų ir iš tikrųjų reumo dar įdomiau negu elne. Tai galėsit tikrai girdėti be problemų. Reiškia taip, dabar per to kamerą, kurį žvėris matysit, ir daugiau net jau vakarį, kada saulė nusileid, tai jūs negalėsit ten kol kas girdėti garsą. Bet jūs galit įsijungti šitą kamerą, kur dabar rodau, kur ir prūdė, ne? Ir žiūrėti žuvis, bet visada įsijunkit garsą, nes eina tiesiogiai transliacija ir į garsus. Ir jūs per to kamerą galite išgirsti tų garsų. Reiškia, koks į plans. Plans ir toks, kada noriu nusipirkti dar vieną kamerą. Ačiū, kas remet, bet aišku, daug kainuoja pinigų, kol kas neužtenka. Normali kamera dar viena kainuoja virš 1000 eurų, kur norėčiau padaryti, tai reiškia, pajungčiau ant kalną ir ten galėčiau galbūt pavyktum nufilmuoti daugiau vaizdų, kada reiškia, Danielė, Mošas, anei tarp savęs labai įdomių vaizdų ir anei kariaunų, vien žodžio, su tom patelėm žaka būn, kapanei baub ir visi kiti dalykai. Nu, iš tikrųjų įdomių vaizdų aš savo prisižiūrėsiu, pagalvoju, kodėl jums neparodyti. Tai va būtų įdomi. Tikiausi, kad susidėlios kapeikas ir šito kamerą nupirksiu 2-3 savaičių bėgį, kad spėtumėm įroj. Nors rugsėjais, kai tik jau eini pabaigą, nes spalis, lapkritis Danielė ir lapkritis gali prasidėti mufloną, kurių irgi turiu. Mufloną irgi be galo įdomi, anei ir bišdebila, ne biško stipriai, nes yra viena, anei Mošas ir iš tikrųjų labai tos muštynės ir įdomis. Tai va, stebėkit, laikinkit, dar nepasakiau taip. Reiškia, dar kadangi Muscles ir aš kadangi per prospektus esu prieš daugiau metų sukūręs, pakankamą gerų produktų, kur kol kas, jį dabar pradėjo kopijuoti, o pasaulį nebuvau. Reiškia, ir mes 99% parduodam anus Europo, daug šalių, Prancūzija, Vokietija, Olandija, Danija, Suomija, Švedija ir taip toliau. Tai va, vis tai pardavimai vyks ten ir dabar per Muscle, reiškia, jau esu sukūręs, tiesiog ir šiandien dar parodysiu jums naujų produktų toj kliniai, sakykime, pigesnių, bet kokybės labai geros, kadangi tame turi patirties iš tikrųjų daug ir galim su bet ko diskutuoti. Kaip sakiau, nenoriu neigiamų komentarų, nes aš viską įrodau video. Rodau tiesiogiai transliacijai, kaip žvėris jėd. Ir da, bus tokių, kur pasakys, ai, čia pas tai aptvari, tam iškart sakau, duodu 1000 eurų iškart.
tas, kuris paims produktų, kurio neėd, nesvarbu, ką ten šau, o nešnek iš vis apie žvėris ir priprašys jo, kad būk geras pareklamauk anaugies, žinai. Tai va, ir pas man, kadangi aptvaras į pakankamą didelis žvėris ir praktiškai laukinė, tik tai, kad turiu patelį ir vėjim patant, kuriam išgelbėjau gyvybę ir jeigu įdomu kažkas papasakos, kaip tai atsirado, kodėl jums pradėjo su manim bendrauti. Tai irgi turiu nuotraukas, galėčiau parodyti, jeigu kažkam bus tai įdomu, kaip tai visas įvyk. Ir ant kiek žvėris buvom protingi, tie, kurie mun prisileid, visi kiti ir visiškai laukinė, ir aniai bėg, tiesiog iš kart bėg toliai. Tai va, ir kas jau žin man apto, ar muničiai, kas įboju žin, kad aniai tikrai neprisileid. Tai va, ir aniai nelaba daug skiras nuo tų laukinių gyvūnų. Toliau dar kas ir, jeigu toliau tęsės ir bus toks susidomėjimas, turiu galimybę rudeniop labiau pajungsiu davin kamerą visiškai laukinį, gamto, kur ateis stirnelis, usūrinė, šernų nedaug tetoriam, bet vienskis vis tiek, manau, ateis elnė, tai visiškai laukinė. Ir ten toliau vėl galėsit matyti, kaip aniai mėgstus man produktus ir tikrai bus įdomu pasižiūrėti. Kadangi jūs turit, tai žvėris ten daugiau vis dėlto tumsi, kada saulėlį nusileid, kartą ten į dainus metu. Tai jūs galite atsisok 12 valandų atgal YouTube ir pasižiūrėti, kada buvo atėję ir va ten, kaip sak, pasidžiaugti. Vaikam parodykit, nes šią dieną nelabai, kaip sak, beišvažiuokite į gamtą, tai kam jums važiuoti. Tai va, ir jūs šiandien galite matyti 3 kameras, kaip sakiau. Ir jie eina tą pačio, daugiau pasispaudę, tai da į 2 nuorodas. Tai va, teik, ačiū rėmėjams, po biškremat, jau yra liktai 8 žmonės. Ačiū anem didžiulis, nes tikrai daug turiu išlaidų ir daug turiu fizinį darbą, kada reikia, ir šiandien jau buvo platelius, vėl žiūriu paskui žmonės galėčiau, reikia važiuoti į naftą, reikia važiuoti į geidžius, reikia važiuoti į aptvarą, viso reikia šertis, daug važiuoti, daug dirbti, bet nesvarbu. Iš tikrųjų, jeigu toliau te palaikysit, neužmirškit uždėti like. Jeigu kas peržiūrėt ir jums patinkas video, ku šneku ir tų, kuo aš ruošuosi į priekį daryti, ir šiandien jūs jau galite matyti 3 tiesioginės transliacijas, uždėkit like, kad aš žinočiau, kiek tų žmonių žiūrit, ar verta daryti. Jeigu nepatinka, uždėkit tuoj like. Nerodys, jeigu maža jūs te bus, nes aš turiu daug darbų ir jeigu jūs nebus susidomėjim, tai, žodžiu, nereiktų reikalų, aš galiu ir taip, kaip sak, prekiauti ir padaryti tokį, nusumdyti mandrius influencerius, kuriai, supranti, čia pareklamau, suvažiau su 3 kamerom, sufilmaus visku ir parodys, ir vis tiek ta reklama bus ir galbūt patiks ir pirksit. Ką pavyzdį sakau. Aš kol kas to nenoriu, aš rodau tiesiogiai, kad man kalbėjams, kaip sakiau, niek nereišk, matot ir žinot. O prigaminti visokių, primontuoti video nenoriu. Tai va, tokia informacijai. Ačiū, kas pasidalinsit, perdaukit visiems, kas nori matyti žvėriukų, žuvų, vienokių, kitokių. Ir dar įkelsiu, aišku, papildomą, ypač rėmėjams, įkelsiu iš naftos tvenkinį, ku matau ten. Ir neužilgo, manau, bus ir platelius, irgi įkelsiu video. Tai teik žinių. Ačiū palaikantiems, jodam į priekį ir aš pasistengsiu, kad jums būtų kažkas įdomiau, vis ir įdomiau ir vis naujų žinių gautant. Iki!